Labas vakaras. Nežinau, reikia mikrofono gal filmavimui, ar ne? Būtų gerai, kad turėtume garsą. Labas vakaras. Atvykusios į Janinos Survilaitės jubiliejinį kūrybos vakarą. Pažadėjom jums visą pluoštą garsių veidų, pavardžių, tokį intensyvų pokalbį ir žiema koreguoja mūsų planus. Tai dėja susirgo nemaža dalis renginio dalyvių, tai šiandien neturime ir skaitovės aktorės Gražinos Urbonaitės ir Lolita Tito Albos vadovė Lolita Varanavičienė irgi serga, atsiprašo, ir Vilius Gužauskas. Ir renginys ypatingas ir tuo, kad paprastai dalyvauja ir pats kaltininkas renginio, sukaktuvininkas ar knygos autorius. Šiuo atveju mes nusiųsime linkėjimus ir sveikinimus į Šveicariją Janinai Survilaitei. Mūsų renginys yra pokalbis filmuojamas, tai galėsim renginio pabaigoje šitą gražią šventinę progą kažką kiekvienas palinkėti, nes šio renginio ir mūsų susitikimo priežastis yra ne šiaip kokia proga, bet gražus 85 metų jubiliejus, su kuriuo jau Lietuvos rašytojų sąjunga oficialiai pasveikinome, o dabar galim taip pat gal ir mažiau oficialiai pasveikinti ir mes, ir leidėjai, ir skaitytojai, gerbėjai, Janinos Survilaitės kūrybos galbūt ir draugai. Nežinau, kas jūs šiandien atvedė, bet jeigu jūs esate čia nepaisant to plikledžio, tos drėgmės ir šalčio, vadinasi, kažkas yra tokio, kas jis su šia autorė sieja ir kodėl jums jį brangi. Tai aš esu Vitalija Maksvytė, taip netikėtai nutiko, kad moderuoju šį renginį. Džiaugiuosi iš tikrųjų, neturėjau labai daug laiko galvoti, ar galiu priimti tokį kvietimą ar ne. Tai pristatau kartu šio renginio dalyvius. Su mumis šiandien yra Janina Riškutė, redaktorė, kuri redagavo, gal pati pasakysite, kiek Janinos Survilaitės knygų jūs esate suredagavusi. Taip pat rašytojas Arvydas Genys ir tikrai turbūt vienas atidžiausių Janinos Survilaitės kūrybos skaitytojų ir tyrinėtojų. Tai irgi galėsiu daugiau papasakoti, kas jūs susiejo ir suvedė su Janina Survilaitė. Ir leidyklos Antrena vadovė Nijolė Petrošienė, kuriai noriu padėkoti ne tik už tai, kad ji taip aktyviai čia prisidėjo ir prie renginio organizavimo, bet jos iniciatyva atsirado tokia mini parodėlė, kuri tik šiandien Lietuvos rašytojų sąjungos šioje salėje yra, bet bus nufilmuota ir matoma. Tai Janinos Survilaitės knygų galite pamatyti, dalį mes čia išdėliojame ant židinio atbrailos, dalį aš turiu ant kelių. Galima ir įsigyti, ar ne, dar Andrenos Vaistų knygų po renginio, jeigu norėsite. Nes tikrai autorės bibliografinis sąrašas yra ir margas, nes mes turime įvairių žanrų knygų, ir lyrikos, ir romanų, ir interviu, pokalbių, apybraižų dokumentinių. Ir, toks gana gausus, nes vis dėlto, jeigu aš teisingai suskaičiavau, tai 19. Tai vadinasi, Lietuvos rašytojų sąjungos svetainėje ne visas sąrašas yra pateiktas, nes tik 15 tada knygų, dar 4 kažkur pametėme. Tai jūs galėsit papildyti, kokių dar trūksta. Ir mes tikrai nemažai laiko vakar telefonu kalbėjome ir su gerbiama Nijolė ir su Arvydu prieš šį renginį. Ir iš tų pokalbių man gimė toks ir pirmas klausimas, ir pirma gal tema, apie kurią norėtųsi pakalbėti, tai yra Janinos Survilaitės šaknys, jos šeima, šeimos istorija, jos giminė, iš kurios jie atkeliauja, ir taip pat kraštas, iš kurio jie atkeliauja. Dabar ji yra pasaulio pilietė, gyvenanti Šveicarijoje, bet tikrai daug dėmesio skirianti lietuviškai savo tapatybės tapatumo daliai, lietuvių istorijai Šveicarijoje.
Na ir daugybę metų yra buvusi Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, tikrai aktyviai tyrinėjusi lietuvių gyvenimą ir indėlį į lietuvių kultūrą, būtent Šveicarijos ir lietuvių. Tačiau nepaisant to, kad nuo 90-ųjų praktiškai gyvena Šveicarijoje, ar ne, vis dėlto jos kūryboje tas šaknų krašto, iš kurio yra kilusi, motyvas yra labai svarbus. Tai gal pirmiausia, Arvydai, jūsų prašau, gal papasakokit, kaip jūs su Janina susipažinot ir tada apie tas šaknis, apie tėtį, apie tai senelį, kodėl Janina yra Martyno Survilos vardo premijos steigėja. Kviečiu jūs. Taip. Su gerbiama ponia Janina susipažinau 15 metais vykdamas su poezijos pavasario dalyviais į Varėną. Na ir taip iki tai, žodžiu, prabėgo ar prasminko 10 metų. Ir visą laiką vienaip ar kitaip mes bendravom, nenutraukėm ryšio, net ir po jos eigos visada susirašinėjom, pasisveikinom įvairiom šventėm ir tautiniam, ir asmeniniam. Žodžiu, kaip man atkreipė tai dėmesį, jis taip iki tol nepažinojau jos. Ir mes nuėjom į Varėnos muziejų, ten toks buvo rezistencijos muziejus. Ir jinai iš karto priglūdus prie rezistencijos to žemėlapio, kur 9 apygardos yra, pradėjo žiūrėti, sako, kur čia Raseiniai, viskas. Nu, kažkaip man buvo tekę turėti ten tokį bukletą, kur irgi tas žemėlapis. Ir iš mano krašto, 49, kurie Jonas Žemaitis, taip pat Vytautas Vanagas ir dar 6 žmonės. Vienas yra iš mano gimtinės, Rokiškio rajono Panemunio, tai Vytautas Gužas. Ir net jo vardu pavadinta to miestelio, kur aš gimiau, užaugau, kur yra Piliakalnis, gatvelė. Žodžiu, 3 broliai žuvo, o jis buvo iš tų 8. Tai kažkaip aš pradėjau šitą jai sakyti, iš karto jie suprato, kad aš irgi domiuosi, žinau. Po to vyko skaitymai, kažkaip dalyvavo aktorė Oleta Dautartaitė, žodžiu, kiti. Labai gražiai tas vyko visas vakaras ir, pasibaigus, gal kažkaip, patiko, kad ir aš ten paskaičiau, kad aš rašau eilėraščius, nežinau, kiek įmano buvo skaičiusi šitą. Ir jis sako, aš norėčiau padovanoti knygą, tai Likimo užkodavimas, tada 15 metais tik pasirodė, redaguotas Janinos Raškutės. Ir jis sako, ir norėčiau pakviesti į pristatymą. Pristatymas vyko Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Tai aš tiesiog nebuvau ten jau daug laiko, 4 dienos. Tiesiog, kai pradėjau skaityti, tiesiog, galima sakyti, negražu, prarijau tą knygą. Bet, su tokiu, kad negalėjau atsitraukti apie tokią giminę, žodžiu, nuo prosenelių iki. Ir paskui teko, sužinojau nemažai apie jos šeimą. Na ir irgi ten sudalyvavau, pasakiau, ką aš žinau apie Šveicariją, kokius ten rašytojus, menininkus. Ten jinai dar patikslino, kad Hermanas Hesė tik pilietybę turėjo. Žodžiu, ir irgi papasakojo, gražus pristatymas. Ir po to jinai kažkaip man pasiūlė susitikti ir sako, gal galėtumai, žodžiu, parašyti kokį anonsiuką, Bernardinus, aš daug prašiau. Tai sakau, puiku, ten mes nuėjom į kavinukę, pasėdėjom, žodžiu,
pasivaišinom ir kažkaip, sakau, tai va, būsim pažįstami, aš dabar per tą knygą biografinę apybraižą labai daug sužinojau, žodžiu, apie jūsų artimuosius giminę, apie tą Kalnų žemę, kur jūs per Piliakalnį su Marceliu Martinaičiu gimėt ir augot. Ir dar Kalnujuose, žodžiu, kaip sakyt, besigilindamas į tą Kalnujuose, žodžiu, tą žemę, kada čia prieš metus buvom Raseinių bibliotekoje Marceliaus Martinaičio vardo. Ir ten yra skulptūra, jau manau, kad pastatyta kukučio ausy. Ausis bus bronzinė, tada dar nebuvo ausies. Na ir, žodžiu, ir Marceliaus Martinaičio toks kambarys skirtas. Man taip miela, taip gražu. Ir va, sako, Kalnų žemė, kokius žmonės daro. Marcelijų Martinaitį, Janiną Survilaitę, ten jos tėvelis, paskui vargonininkas Tallat Kelpša, jos sūnus kompozitorius Tallat Kelpša. Todėl dar aš nustebau, kad Janina liktai gal kai kur nors yra minėjus, neminė Marceliaus Martinaičio brolio, taigi kompozitorius Algirdas Martinaitis, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Ir va gyvenime tai buvo, kad aš juos mačiau, čia rašytojų sąjungoje buvo grojus, vienas grojo, kitas pasakojo ir buvo paskutinis pasimatymas su juo. O aš jį pažinau nuo 17 metų moksleivių konkursuose. Na, jis kažkaip mane kaip gavų literatą įsidėmėjo ir visada kaip konsultantas buvo, aš pas jį nueidavo eilėraščius nešiau, ten daug jis man tokių patarimų davė. Na, taip, žodžiu, Kalnų šitą žemę. Bet iš viso, Raseiniai, aš tik trumpai, žodžiu, yra toks kraštas, kur aš Tomo Venclovos istorijoje, Lietuvos istorijoje visiems atradau net tokį, kad vienu metu vadinosi Raseinių Respublika, kaip ir Perlojas. Na, žodžiu, tai ten buvo toks klestėjimas. Na ir kasgi nuostabaus, aš vien pasižiūrėjau, nepatingėjau, žinau, kad Janina tai archyvarė labai gera, aš irgi perverčiau, žiūriu, kad radau 40 rašytojų. Na, garsiausius galiu pamatyti Marcelijus Martinaitis, Juozas Aputis, Eugenijus Ignatavičius, šitas Mečislovas Dalainis Ivastraitis, Antanas Juška, žodžiu, tautosakos čia jau rinkėjai. Žodžiu, paskui Jurgis Savickis, kuris irgi atsidūrė Šveicarijoje. Žodžiu, kada prasidėjo tas karas, jinai yra aprašiusi irgi tą momentą, kaip jisai gyveno, tokius liudijimus surinko. Žodžiu, labai daug. Ir va gaila, vyras Bužauskis negalėjo atvykti, jis pasirgėrasi iš Raseinių kilęs, paskui ten Kėdainius persikėlė. Na, tai labai daug, aišku, aš visų nevardinsiu, bet, sakau, nepaprastai. Iš tokių poetų Algirdas Verba, mano labai pažįstamas, buvo tikrai nepaprastai talentingas poetas. Žodžiu, nemažai pažinojau. Na, tokie gal mažiau, bet savotiškai irgi tokios asmenybės, Jonas Mančiukevičius, savo tvirtybę, kaip jisai paralyžiuotas žmogus, sugebėjo kurti savo gyvenimą, net šeimą sukurti, tiek knygų išleisti. O jeigu grįžtume, aš dar mikrofoną susigrąžinsiu, jūs galit antrą paimti, tai mums nereikės dalintis. Na, jo. Jeigu prie Janinos Survilaitės grįžtume jos biografijos, tai taip, nes jau dabar nuklydom visai tą Raseinių kraštą, kuris yra tikrai ypatingas. Aš noriu tą kontekstą, kad, žodžiu, toks kraštas, tiek davęs kūrybos žmonių. Tai, žodžiu, O ką jūs iš tos dokumentinės apybraižos, biografinės apybraižos, kurią aš irgi dabar čia laikau ant savo kelių, iš tiesų atsivertusi likimo užkodavimą, ką jūs
taip, trumpai, ką labiausiai išsinešė, ką atsimenat? Jie pradeda, kaip sakyti, jeigu apie šaknis nekėt, tai seneliai, Papučiai Survilos, jis prosenelis užrašinėjo tautosaką ir talkino Davainiui Silvestraičiui. O kadangi gyveno, ten buvo 5 sodybos, tik tai Žuveliškėse, Martinaičio tas kaimelis vadinasi Paservintis. Dabar tos Žuveliškės pavadintos Ževeliškės, bet kas ten gyvena, sako, Žuveliškės ir viskas. Ten dabar yra kūdros, ten žuvininkystė, žodžiu, toliau tėvelis jos, Jonas Survila, tai buvo mokyklų tinklo steigėjas tame krašte. Ir jį net pažinojo buvęs rektorius Jonas Kubilius iš Eržvilko. Ir čia aš dabar galiu paskaityti trumpą ištrauką, jeigu aš vis leisiu pasėti kelias minutės. O iš mama Audėja... Tai apie mamą tada pratęsiu truputį vėliau, nes turiu ištrauką apie tėvelį, gerai? Ir apie mamą pratęsiu, ir tada Janina gal jūs dar pakalbinsit kaip knygos redaktorė, gerai? Taigi, tai noriu paskaityti jums ištrauką iš Likimo užkodavimo Janinos Survilaitės knygos išleistos 2015 metais, kaip minėjau, knygos redaktorė Janina Riškutė, ir išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 63 puslapis. Steigti pradines mokyklas 1928 metais mokytojai Survilai sekėsi gerai. Surasdavo ūkininkų, kurie sutikdavo savo namuose priimti būsimus apylinkių pradinukus. Kiek blogiau buvo su mokytojais, kurių labai trūko. Ištyrinėjęs visą apylinkę, pagaliau užsukęs į Paišlinio kaimą pas ūkininką Juozą Alekną, prikalbino jį gyvenamojo namo viename gale atidaryti pradinę mokyklą 4 pradiniams skyriams. O pats liko tos mokyklos mokytojų ir vedėjų iki NKVD arešto. Survilos įkurta pradinė mokykla klestėjo daugybę metų. Okupavus Lietuvą, mokyklos šeimininkai buvo išvežti į Sibirą, bet mokykla visų aplinkinių vadinama Survilos Aleknyne buvo reikalinga. Ilgai išsilaikė ir sovietiniais metais. Ir Raseinių turguje apie 1975 metus sutiktas kaimietis man sakė, jog baigė 3 skyrius pas mokytoją Survilą Aleknynėje. Pagal Survilo sumanytą programą Raseinių apylinkėse vaikų mokymas vyko sklandžiai ir kokybiškai. Atsižvelgdamas į ūkininkų bėdas, Jonas Survila pasiūlė mažiukus vaikus pradėti mokyti nuo rugsėjo 1. O nuo lapkričio pradžios į mokyklą galėtų susirinkti ir didesnieji. Iki tol turėjo dirbti rudens darbus tėvų ūkiuose ar piemenavę svetimiesiems. Taip diferencijavus mokymą, raštingumas krašte kilo kaip ant mėnų. Matydamas, kaip svarbu jaunai Lietuvos valstybei plėsti pažangę žemdirbystę, 1929 vasarą Survilas savo lėšomis nuvyko į Dotnuvos kursus ir įgijo pažangių žinių, kaip ūkininkams moderniau tvarkytis. Survilai sumanius, rudenį nuo visų šventųjų buvo sušaukti didesnieji pusberniai bei pusmerkės į vakarinius žemės ūkio žiemos kursus. Survila kursus vedė pasiaukojančiai. Dieną dirbo su 4 pradininkų skyriais, o sutemus į mokyklą rinkdavosi paaugliai, kuriems 3-4 valandas aiškino gyvulių auginimo bei sodininkystės gerinimo, ypač skiepijimo pagrindus. Nepriklausoma Lietuva turi sužydėti ir suklestėti, sakydavęs. Buvę mokiniai pasakojo, kad Survila entuziastingai organizavo kultūrinius renginius, mokė lietuvių liaudies dainų, organizuodavo naujųjų metų, užgavėnių, Velykų, vasario 16-osios, kalendorinių, istorinių datų minėjimus ir moksleiviams ir patriotiškai Raseinių visuomenį. Dabar praleisiu gabaliuką apie vargonininką Antaną Tallat Kelpšą ir noriu užbaigti šią citatą tokiu labai turbūt
vizualiu, gal kino menui artimo vaizdu, scena, kuri kartu, man regi, ženklina ir tą tragišką Lietuvos likimą, kas mus ištiko Antrojo pasaulinio karo metais. 1965-1980 metais, atsiprašau, praleidau truputį, nepamirštamas įvykis, kai iš grafo Tiškevičiaus dvaro tėvui buvo padovanotas gražus baltas rojalis. Jį parvežė Emino Mačiulio ratas. Rojalis buvo iškilmingai pastatytas, iškrausčius vieną kambarį. Survila atsivesdavo mokinius, susodindavo rantu ant pasieniais išrikiuotų suolų ir vesdavo muzikos pamokas. 1965-1980 metais turistinių sąskrydžių metu susitikdavau su Betygalos vidurinės mokyklos pedagogu Antanu Juška, pažinusiu mano tėvą, ir iš jo pasakojimo sužinojau, kaip tėvas organizuodavo derliaus šventes, kuriuose būdavo gaunama daug apdovanojimų. Džiaugiamės lyg Nobelius gavę, juokaudavo Antanas Juška. Grafo Tiškevičiaus baltojo rojalio likimas buvo tragiškas. Kai po karo Survilienė su vaikais sugrįžo iš evakuacijos, namai buvo sudegę, o baltasis rojalis išneštas į kiemą ir pervažiuotas tanku. Prie rojalio stovėjo sudegęs tankas su negyvais jo viduje tankistais. Labai gailėjome ir tankistų, ir stebuklingo instrumento. Mama sakė, kad naktį girdinti tėvą, skambinanti liūdnas Maironio dainas. Tai dabar kviečiu truputį apie mamą, mes pradėjom tėvų, baigė mama ir tada Janina jau jūs pakalbėsime. Na, apie mamą tai tiek, kokia jos kantrybė, nes vyras buvo suimtas, tas mokytojas Jonas Survila buvo ne tik tai toks mokyklų inspektorius, steigėjas, bet jis ir buvo Šaulių bataliono vadas, kaip rašo Janina. Ir kažkas ten juos įskundė ir jie jau ten rengėsi, bet nebuvo ten jokių kovų. Ir, žodžiu, jis buvo suimtas ir žodžiu, ištremtas šitas tėvelis. Ir, žodžiu, tokios baisios nelaimės, kad du broliukai žuvo nuo minos jos. Dar vienas brolis Algirdas, kuris išliko gyvas, žodžiu, buvo įmetęs ginklus į, kaip jie rašo, prūdą, kūdrą, ir jie ten surūdyja ir kažkoks, ten mini vardą Oskaras, paskundė, kad jis kažkokius ginklus, o tada tik šito reikėjo. Ir jį laukė, kaip sakė, NKVD, ir sakau, jam suės 18 metų, nes jis dar buvo nepilnametis, ir įgrūdo į tą kūdrą, liepė graibyti, ištraukė surūdyjusius kažkokius šautuvus, ir, žodžiu, jis buvo uždarytas, ilgai ten kankinamas, tardomas Raseinių, žodžiu, kalėjime. Jinai lankė su mama mažytė šitą minį. Ir dar mama buvo atskirai suėmė vežti, bet jinai iššoko į sunkvežimį mažytę, prisiglaudė prie mamos ir mama, o ta sako, išmesk tą laiką, jisai sako, norite iššaukti nuo savė. Ir kada nuvežė, ten mergaitė pradėjo verkti, o ten tie NKVDistai ten girtuokliavo prie to kalėjimo, tai sako, kam šitą, kaip ją tam negražiai vadino, kažkokį šitą šunytį, kaip čia dabar laikysi, ten jau atėjo vadas ir sako, von iš čia. O jį tik sako, apsikabino mama mane ir per duris, nes, žinojo, būtų ją ištrėmę, tremdavo ir su kūdikiais, ir nėščias moteris. Žodžiu, su mama taip. Ir vat Janinos netgi tas gimimas, jinai gimė iš tikrųjų gruodžio 19 dieną. Ir visur akcentuoja tą skaičių 19. Aš paskui paskaitysiu tokį esę, ten daugiau. Bet tas baisus dalykas,
čia, kaip sakyt, nėra labai tų jaunų žmonių, atėjo stribai ir dar pradėjo prie jos ten kabintis, išvežė jos vyrą ir kur tavo vyras tenai. Ir, žodžiu, tiesiog spyrė, o jinai buvo jau maždaug 7 mėnesių nėščia. Ir, žodžiu, ir visą maistą surinko tie stribai, kad tai kaimynai, va, ta gražioji bendruomenės viską nešė. Tai čia mokytojo žmona, jinai laukėsi, jai reikia kažką geriau, tai nėra, tai vėl. Ir va šitaip, ir gal Janina, kaip jinai rašo, sako, gal aš ir gimiau anksti, silpnutė, mažytė, gruodžio 19. Ir štai, kaip aš suliečiau tuos galus. Tik tai labai po daugelio metų, gal jų nepriklausomybė, kai prasidėjo, gavo iš Rusijos tokį raštą, nežinojo, kur tas tėvas, iš viso, gyvas, negyvas, kuris pasirodo Orenburgo kalėjime, jis užšaudė, taip pat gruodžio taip. Tai, suprantat, taip sukrečia, kad mamos širdis tiesiog jautė, ir jį pagimdė, galbūt anksčiau. Na ir vis tiek tie kaimynai padėjo, vis tiek ją augino šitą, visi sakytų, vai čia, mokytojo dukrytė, iš to atnešė. Tai labai. Dabar aš dar norėčiau tokį atgal, čia aš praleidau senelį, tai buvo Martynas Survila. Jis Kaune steloje, kur yra pagerbti žymiausi 100 knygnešių. Jis įrašytas, atrodo, 32 numeriu ar 33. Žodžiu, kurie daugiausiai. Jis net už knygnešystę 7 metus kalėjo. Buvo kiek kartų sumuštas, sudaužytas, bet jis toks gajus ir neatsisakė šito, keliaudavo, na, į Prūsiją. Man, kaip sakyčiau, laimė, nelaimė, bet buvo, vis tiek buvau rekrūtas, tai kariuomenė buvo paėmę ir teko 2,5 metų Tilžėj tarnauti, kur ir Liūnas yra gyvenęs ir labai netoli nuo jo namo, kuriame gyveno. Tai man tas, kaip pasakyti, tai buvo tokia forma, ten visokie manevrai, viskas, aš tą visą sritį išmaišęs. Ir žodžiu, ir žinau, ir ten Rambyno kalnas, ir viskas, ir domėjausi tuo, ir ten knygnešystė vyko, jie vyko ten 3 linijom saugodavo, žodžiu, bet sakydavo, reikia šunis palakinti, tai sėdėdavo kokio sarginukės tenai tiem, tai vėl, bet žodžiu, visi ten slėpė ir skaitė, tai nešė ir maldatnygės. Ir tuo metu, ir iš viso, žodžiu, nepaprastai daug knygų, Virginija papildys, kiek ten kokių 80 ar kiek ten tūkstančių. Ir taip atsiranda ar ne ta premija, ir taip atsirado, jinai dar 93 metais, žodžiu, jau Šveicarijoje gyvendama, įsteigė jo atminimui tokią knygnešio premiją, ir kuria buvo kasmet apdovanodavo, tai knygnešių draugija, kuriai vadovavo ilgiausius metus, ir šiandien čia su ja irgi turėjom ryšį, negalėjo jau atvykti sveikatos, Irena Kubilienė. Žodžiu, suderinusi su knygnešių draugija, skirdavo arba kokiam mokytojui, bibliotekininkui, leidėjui. Ir paskutinė laureatė tai yra Nijolė Petrošienė, leidėja Andrenos. Ir jinai išleidusi, kiek aš žinau, 4 jos knygas. Netrukus galėsime prie Nijolės keliauti. Ir aplankė, kaip tik Ciuriche su sūnum. Sakė, neaplankė. Nebuvo. Tai mes jau čia gero šernas, to gal dar buvo. Tai sūnus tai buvo. Sūnus buvo. Tai tai aš atsiprašau, čia patikslinimas. Nieko, gyvenimas toks. Sūnus buvo, jisai knygų apipavydalintojas, fotografas puikus.
Ir žodžiu, jinai labai džiaugiasi, nes Janina, žodžiu, ne tik tai, kaip pasakyti, tapo rašytoja ir įvairių žanrų, publicistikos, romanų, poezijos, išleidusi 19 knygų iš viso, na, aš čia paskaitant esė, kai skaitysiu, apžvelgsiu tą kūrybą, bet ji taip pat ir muzikavo. Pirmiausia, jinai iš tos knygos, aš žinau, Likimo iškodavimas, kad ji savarankiškai išmoko mandoliną groti, nes tėvelis, vargonininkas, jį išmokė skambinti ten, buvo į rojalio, apie kurį va čia buvo minėta. Ir dar armonika šokiuose, moksleivių, gimnazistų. Tai kalbant, kad vis dėlto Janina Survilaitė, galima sakyti, kad nėra atsitiktinumas, kad mes susidurėm su tokia talentinga, atkakle, išmintinga, apdovanota asmenybė, nes jau... Atsiprašau, kadangi jos, žodžiu, mama dar ir audėja buvo, siuvinėtoja, ji čia bestudijuodama, ji baigė universitetą 72 metais. Istorijos filologijos fakultetą. Taip, fakultetą, o prieš tai dar Klaipėdos baigė pedagoginius tokius kursus su akordeono klase papildomai. Išmoko akordeonu groti, o jinai bestudijuodama ją traukė ir ne tik tai prie tų akustinių menų, bet ir vizualiųjų, tai jinai lankė dabartiniuose mokytojų namuose tokius kursus, užsiėmimus ir jos knygos yra iliustruotos, kad čia viršelyje tokio linotipijom. Monotipijom. Tai paprašysim Nijolės irgi truputį pakomentuoti vėliau gal apie viršelius. Ir jos kelios knygos, poezijos ypač labai gražiai yra iliustruotos pačios Janinos darbais. Jo, Janinos pačios, aš vieną tiesiog iškeliu. Ir čia gausiai, čia gal 15 tokių darbų vienoj ir kitoj ir smėlio krikštuose. Na ir prieš pereinant, aš taip atsiprašau, kad trukdau, nes nutraukiu, nes knygas norėčiau palikti antrąjį renginio dalį. Ir dabar dar norėčiau pakalbinti Janiną, redaktorę knygos Likimo užkodavimas. Vis dėlto tai ne lyrika ir ne romanai, ir ne apie juos truputį vėliau, kaip minėjau. Tai yra biografija, atsiminimai, apybraiža, taip atsiminimai, tai, kas kyla iš paties žmogaus gyvenimo, kaip pati Janina Survilaitė sako, kad nelengvos temos, ne vienareikšmės temos. Tai gal pirmiausia apie tą knygą, ką jums reiškia, ar čia buvo pirmoji jūsų redaguota Janinos Survilaitės knyga, ką jums reiškia dirbti su šia knyga ir su šia autorė? Man teko redaguoti 5 knygas. Ir ši buvo pirmoji ar ne? Penktoji, paskutinė jūs redaguosi didžiausią įspūdį. Ir kaip jau girdėjome dabar iš to mūsų pokalbio, tikrai kūryba neatsiranda tuščioje vietoje ir ta šeimos giminės kultūrinė, tokia istorinė, daug įvykių prisodrinta tokia dinastija, kaip pati Janina mėgsta save vadinti dinastijos atstovę. Tikrai labai daug ką pasako apie šaknis, kad kažkada tokie dalykai gali, turi, privalo kažkokiom formom prasiveržti. Ir tai nebuvo lengva, be abejo, tokioj šeimoj, kai tėvas sušaudytas Orenburgo kalėjime, kai brolis kalintas Sibire, jai visą laiką toksai dėmesys iš specialių kokių nors tarnybų visą laiką buvo į ją atkreiptas ir vis dėlto jinai pasirinko studijuoti filologiją, lituanistiką. Jinai, kaip sakė, nuo pat jaunų dienų, net nuo vaikystės norėjo būti poete, rašytoja. Galbūt čia tai pastumėjo ir tas faktas, kad jie buvo kaimynai su Marcelijum Martinaičiu, beveik bendramžiai, tik 5 metų skirtumas.
tarp jų Marcelijus buvo vyresnis. jaunesnis. 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 Ne, Vyresnis. Vyresnis. Nes mes kaip tik diskutavom, kuris brolis jaunesnis, kuris vyresnis. Jinai 40-ais, o Marcelijus Martinaitis 36. Tai vyresnis. Vyresnė. taip. Ir, ką reiškia 5 metai? Na, tai net ir 10. Tai yra visiškai, ir šalia, kai ir Survilaitės, ir Martinaičio mamos buvo geros draugės, kad ir sklypai rubežiavosi, ir pas senelį eidavo aplojama Martinaičio šuns. Žodžiu, tiek daug. Ir Martinaitis anksti buvo toks pastebėtas, vertinamas, įdomus, originalus lietuvių poetas, ir jai tai buvo didžiulis pavyzdys. Bet ji negalėjo pasireikšti. Aišku, ji buvo labai kūrybinga mokytoja. 19 metų mokytojavo Raseinių vidurinėje mokykloje. Ji tenai rengdavo įvairias literatūrinės kompozicijas ir rašytojus kviesdavosi, ypač patį Marcelijų, artimai bendravo su juo. Man netgi teko irgi, kaip Arvydas prisimena savo susitikimą su Janina, aš prisimenu vieną susitikimą per poezijos pavasario šventę 2012 metais, kai Lietuva minėjo Maironio 150-asias metinės. Ir teko dalyvauti vienoj kelionėj, Maironio keliais, važiavo ten ir Martinaitis, ir Survilaitė, ir man teko per visą Lietuvą 2 dienas. Ir tai buvo gražu matyti, kaip jiedu taip broliškai, seseriškai bendrauja, pupučiuojasi. Tiesiog, tikrai buvo tas irgi akstinas jai ateiti į literatūrą. Ir likimas, taip sutvarkė, kad tai galėjo įvykti tokiu sėkmingu būdu. Jinai išvažiavo į Šveicariją, turėdama 2 savaičių vizą, pakviesta tėvo mokinio. Ir tuo metu kaip tik Lietuvoje prasidėjo sausio įvykiai, tas televizijos pučas. Žodžiu, Šveicarijos valdžia jai suteikė, pratęsė vizą dar 5 metų. Ir ten vėl tokie gražūs įvykiai, jinai ištekėjo per tą laiką ir taip liko Šveicarijoje, įsijungė į tą naują gyvenimą. Ir ji tenai tikrai buvo pakylėta, atgavo tas kūrybinės, dvasinės jėgas 100%, kadangi jinai pateko į pačią tą gražiausią Šveicarijos lietuvių senosios kartos bičiulystę. Jų dar buvo nemažai gyvų, jie buvo gavę nuostabų Šveicarijoje išsilavinimą. Jie buvo daktarai, profesoriai, diplomatai, menininkai ir kadangi tas būrelis netoks didelis, jie artimai bendravo, kadangi jos vyras juos visus pažinojo. Ir tai buvo akstinas Janinai, tarsi viską pradėti vėl kitų lygių, iš naujo, šviestis, lavintis, ne tik savo vokiečių kalbą iki šveicariško lygio tempti, ne tik tai mokyti studijuoti psichologiją ir Jungą ir mokytis slaugos ir susidurti iš arti su tuo kitokios šalies, kitokios tautos gyvenimu, kuris visą laiką taip ir liko jai gražiausių pavyzdžių, kurio ji tik ir linki Lietuvai, būti tokia tolerantiška,
demokratiška šalim kaip Šveicarija ir dėl to jinai labai daugelį įvairių žanrų kūrinių lygina Lietuvą, Šveicariją, tie motyvai persipina. Pradėjo jinai nuo poezijos. Nebuvo gal taip ir lengva jai iš pradžių taip tuos poetės sparnus tinkamai atgauti, kadangi vis tiek jinai kaip mokytoja ji žavėjusi tą klasikinę, lietuvišką, mokyklinę poeziją ir iki tokio savarankiško asmenybės atsiskleidimo jai tikrai reikėjo padirbėti, bet įkvėpimo šaltinis buvo Alpės gražuolės, kur įkvėpimą buvo radę Maironis ir Salomėja Nėris, ten lankydamasi. Ir tie tokie emociniai vėlgi aspektai jai labai padėjo, įkvėpė ją. Ir vis drąsiau jinai galėjo lyginti ir net eilėraščiuose ironizuoti ir tą šveicarišką gyvenimą, kad ir ten yra visko, kad ir ten benamiai užėmė gražiausius parkus, gražiausias vietas ir suolelius ir panašius dalykus. Ir vėliau susiklostė taip, kad ji parašė knygą iš šveicariško dienoraščio Pašnekesiai su Helvecija. Šioje turiu. Man teko ją redaktuoti. Taip, kas nesat matę ar neskaitę, tai kad aš vėliau pavartyti ant židinio yra padėta. Prieš tai buvau redagavusi 2 poezijos knygas, paskui vieną iš publicistinę, iš senosios šveicarų kartos gyvenimo, paskui tos paralelės lietuviškos ir šveicariškos. Kas vėliau tikrai labai kviečia ateiti, apžiūrėti, kas nematė. Ir tada jau 5. knyga buvo Likimo užkodavimas. Dar norėčiau pasakyti, kad Janinai labai svarbus laikotarpis buvo, to pirmojo šveicariško gyvenimo antras dešimtmetis, kai pasirodė Tito Alboje 2 romanai pamečiui. Taip, čia irgi mano rankose yra. Ypač Vila Edelveisas, kai ji buvo priimta į rašytojų sąjungą, kai ji buvo pradėta kviestis į Lietuvą dalyvauti festivaliuose, jinai tikrai tada metė, jau metai prieš tai atsisakė ir darbo tokio nelengvo Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė ir atsidėjo kūrybai ir tai vyko, taip tikrai Arvydas jau pastebėjo tą. Man teko tas knygas redaguoti, galima sakyti, 5 knygos išleistos per 5 metus. Labai aktyvus kūrybinis laikas. Po šitų 2 romanų dar, tiesiog kasmet po knygą, kartais net po 2. Ir aišku, dar ją labai pakėlė tas faktas, kad pagal Vilą Edelveisą pasirodė ir kino filmas. Ir tikrai nuostabus tas filmas, galima jį žiūrėti daugybę kartų, nes tiek išminties. Taip, kas nematė. Šiandien truputį painiojuosi, nes Algimanto Puipos Edenos sodas. Su vaistais gyvenu, tai taip mintį šokinėja. Bet laimė, kad man dar sėdžiu čia, o ne ten, kur atsisėdau iš pradžių. Tai ir tikrai jos ir visa ta kūryba yra iš tų pačių pagrindinių temų. Išeivijos, kova už lietuvybę, pastangos išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą išeivijoje ir parodyti tuos aktyviausius, šviesiausius žmonės, kurie savo gyvenime
atidavė didžiausią dalį būtent tam tikslui ir savo pastangų laiko organizuodami įvairius renginius ir savo pinigėlius aukodami gausiai ir dalyvaudami lietuviškame nepriklausomame gyvenime. Jiegi buvo vėlgi tie pirmieji, kurie aukojo, siuntė savo kolekcijas į Lietuvą ir senųjų žemėlapių, pirmąją kolekciją šitaip ir meno kūrinius. Na, tas susižavėjimo ir padėkos momentas jisai visą gyvenimą Janinai išlikęs, jinai su pasiaukojimu rinko prisiminimus, archyvinę medžiagą, rašė publicistinės knygas apie šitą senąją Šveicarijos lietuvių kartą. Ir jai be abejo, būdavo ir nejauku matyti, kaip jaunesnių kartų migrantai visai kitaip žiūri į gyvenimą, kitokių vertybių, jam tas dėliojasi prioritetai. Taip, kad jinai kankinosi dėl to, nes ji buvo taip angažavusi būtent tokiam tikslui - aukštinti Lietuvą, būdama Šveicarijoje, aukštinti tuos žmonės ir kaip įmanoma daugiau domėtis. Iki šiol jinai skaito labai daug knygų, rašo recenzijas, jinai labiausiai apie tą literatūrą, kuri jai artimiausia, istorinė tematika, tautinė, patriotinė tema. Ir ji čia yra tikrai labai didelis pavyzdys, čia gyvas pavyzdys, kaip reikėtų ir mokyklose tą patriotinį auklėjimą, nuo tokių giminių, nuo tokių šeimų, nuo tokių žmonių, susipažindinimo su jais. Ir čia aš turiu irgi dar vieną ištrauką, jeigu leisite, paskui paprašysiu jūsų apžvalgą kūrybos pristatyti. Tai ačiū Janinai ir iškutį dar parodysiu, kad kas nematė, tai dar viena knyga. O galiu paklausyti, tai pagrindinis motyvas išlikti Lietuvą buvo meilė, alkis, o paskui pakylėjimas, vaikučių neturėjo, supratau, jo? Nelabai išgirdau. Toks pagrindinis motyvas palikti Lietuvą. Išvažiavom jau mūsų, jau mes tiesiog įžengėm. Buvo toks, tiesiog likimo toks pirštas. Tarsi motyvo palikti Lietuvą nebuvo, tai visiškai. Tiesiog. Bet nekalba apie sugrįžimą. Aš pakartosiu, kaip tai vyko. Jinai išvažiavo pakviesta tėvo mokinio, gavusi iš Maskvos vizą 2 savaitėm. Išvažiavo 90 metų kalėdoms, o 91 metų sausio įvykiai visiems neaišku, kas bus Lietuvoje, viza baigėsi, ką daryti ir paprašė pratęsti vizą. Šveicarijos ambasada pratęsė 1,5 metų ir per tą laiką ištekėjo tenai ir įgijo pilietybę. Tai buvo tiesiog jos gyvenimas toks likimo, istorijos, kultūrinių vėjų perpučiamas toksai. Gal meilės emigrantė? Ne, taip negalima vadinti. O sugrįžti nekalba, gal žinau, ateina išmintis. Žinokite, jai 85 metai, buvo insultas 17 metais, jinai neteko sveikatos, jai atvykti į Lietuvą jau yra. Mes tikrai labai būtume norėję ją gyvai matyti šiame renginyje, bet... Ne, aš apskritai sugrįžti. Tai aš dabar ištrauką norėčiau paskaityti, jeigu leisit, nes esu parinkusi dar vieną ištrauką iš likimo užkodavimo ir galbūt čia jūs išgirsit atsakymą į savo klausimą. Pati pradžia šio kūrinio. Prieš pabusdama dažnai pajaučiu šaldančią baimę, nukrečia drebulys. Tik tada,
kai aplaižiusi per naktį išdžiūvusias lūpas įsitikino, kad ant jų ir veido nėra smėlio dulkių sluoksnio, nubyrėjusio nuo bulvių rūsio lubų, atsigaunu. Įkvėpiu gaivaus kalnų oro, išsitiesiu patogioje lovoje ir apsidžiaugiu naujų savo laimingo gyvenimo rytmečių. Ne, aš jau 60 metų nesislapstau nuo enkavedistų ir stribų, drebėdama iš baimės, prisiglaudusi prie mamos, nenakvoju bulvių rūsyje, iškastame tėvų žemės nuošalėje, smėlingame Žuveliškių kalnelyje. Ta teko patirti ne vieną pokario naktį. Dabar pabudusi jaučiu, už lango alsuoja arpės, čiurlena kalnų upeliai, o žemai slėnyje išgirstu vis tuo pačiu metu sekundžių tikslumu pravažiuojantį rytinį šveicarų traukinį. Jis nuvinguriuoja lyg gyvatė žydinčio slėnio pakraščiu ir vėl įlenda į tunelį. Vėliau, papusryčiavusi su ištikimu draugu šveicaru Žanu, nuoširdžiausiu žmogumi, kokį teko sutikti per visą savo gyvenimą, pasidalijusi naujos dienos planais ir pasiėmusi iš Lietuvos atsiųstą naują knygą, mintimis grįžtu ten, kur amžiams priklausau, kur alsuoja juodi lygumų ariukai. Nežinau, ar gimtoje šalyje, su kuria mintimis nesiskiriu, man teks ir numirti. Negalėčiau pasakyti, ar dėl to, kad dabar, kai mano mirtis man pačiai nesvarbi, daug nusikalsiu savo tėvynei, jei joje nebūsiu palaidota. Poetas Marcelijus Martinaitis kartą išsireiškė, jei visi lietuviai tik išvyks, o niekas nesugrįš atgal numirti, Lietuvoje neliks kapinių. Kas nuo to nukentės? Niekas. Nei gyvieji, nei mirusieji nuo to jokių nuostolių nepatirs, jeigu taip ir atsitiktų. O kad žemiečių galvų savo atmintinį neapsunkinsime, tą jau prieškaryje pranašavo poetas Bernardas Brazdžionis. Mes už tavo pėdą žūsim, tu krauju žydėsi kraujo nemune, iš tavęs išeisim, o tu verksi mūsų? Ne. O palydėsi? Ne. Atminsi? Ne. Kas kita tėvynės vardą išsaugoti atmintyje, kol esame gyvi. Pati prigimtis liepia saugoti širdyje skaidrų gimtinės atminimą. Milijonas lietuvių emigrantų nieko brangesnio nesusikurs, nors pinigų ir uždirbs. Pinigai sielų nesušildo ir nepraturtina. Dažnai nusistebiu, kiek man yra davusi mano vaikystė. Politinės brandos, patirties, svajonių, meilės gamtai, Dievui ir pasauliui. Pritariu poeto Martinaičio žodžiams, juo toliau, juo aiškiau suprantu, kad mano gimtosiose vietose nebuvo nieko daugiau ar mažiau, ko tuo metu nebuvo ir negali pasikartoti pasaulyje. Dabar, turėdamas tą vaikišką paserbenčio patirtį, galiu suprasti arba įsijausti į tai, kas vyksta tolimose šalyse ir žemynuose. Tokie ryšiai staiga gali atsirasti ne tik tarp mano vienmečių, bet ir tarp kadaise gyvenusių Babilone, Šventraščio žemėse, Egipte. Kartais įsivaizduoju, jog man ten priklauso viskas, nors teisėtai ir įstatymiškai. Man priklausiusios dalies tėvų palikimo paveldėti neteko. Tai ši citata, kviečiu baigti tą biografinę dalį, kuri susijusi glaudžiai ir su kūrybinė dalimi, dar tik parodysiu, nes irgi netilpo ant židinio padėti tokia įspūdinga nuotraukomis papuošta knyga Alpių lietuviai, tai po renginio kviečiu, kas nematėte, irgi pavartykit, pažiūrėkit, o dabar gerbiamą rašytoją Arvydą Genį kviečiu trumpai pristatyti visą Janinos Survilaitės kūrybą, taip kaip jūs ją matote. Taip, pati Janina labai prašė, kad aš galiu pasakyti, kad kai mes susipažinom, buvo toks, tiesiog mano išleido vieną eilėraščių knygelę Šveicarijoje, žinau, kaip Šveicarijos lietuviams, o kitą Vokietijos lietuviams. Na ir jos, žinot, kaip ten pradingo, mes nei matėm, nei viską, sakau, aš labai irgi norėčiau, sakau, gal jūs
iš tų knygelių ir dar iš naujos kūrybos galėtume sudaryti rinktinę. Jis sako, nu, iki rinktinės gal man dar reikėtų daugiau sukurti. Paskui jinai nurašo elektroniniu paštu susirašinėjant. Žinai, sako, Arvydai, aš sugalvojau, jau sudariau. Ir čia va yra 170 eilėraščių. Sako, jeigu tu sutiksi, vadinasi, peržiūrėt, sako, aš pati sudariau, truputėlį juos gal padėlioti ir paredaguoti. Nes kažkaip čia aš dėkoju gerbiamai Janinai Riškutei, nes ji mano ne vieną eilėraščių knygą redagavo ir numatė, kad jeigu ką pataisyti reikėdavo, kaip aš taisydavau, kaip sakyt, gana kūrybiškai ir aš paskui beversdamasi būdavau redaguoti, nes 5 knygas esu ir pats išvertęs, su žodynu, žodžio ieškojimas, ten keitimai. Ir bendrai pasakyti, aš asmeniškai, jeigu tai ten bendravau, bet esu žodžių rinktinė, čia 170 eilėraščių, nedingusi atmintis. Nes vis minėdavo tą Martinaičio atmintis. Žodžiu, čia parašiau tokią pratarmę, tokią trumpesnę. Paskaityti. Ne, tai aš paskaitysiu iš kitos. O paskui dar jinai buvo išleidus tokį patį pirmą savo romaniuką, politinį, istorinį, tematiką. Vadinosi Degėsių gėlės. Mes turim. Taip, ir išleido ją labai mažu tiražu, Užtupo leidykla. Ir jinai pati taip sugalvojo, sako, Arvydai, ar tu nesiimtumai tokio darbo, aš ten jau atlyginsiu, aš tuo metu man tokių buvo nelaimė, mes palaidojomės, aš ir mamas, brolį, paskui dėdę, tiesiog, būna toks, tokia ėjo serija per 1,5 metų, galvojau, kad man tik kokio darbo, dar papildomai. Sako, aš sako, perrašiau tą romaną, praplėčiau, papildžiau ir čia buvo kažkur 1916 metų, 15-16 metų. Na, sakau, gerai, jūs man, sakau, atsiųskit, aš perskaitysiu ir tada jums duosiu atsakymą. Aš gaunu, žodžiu, elektroniniu paštu tą kompiuterinį variantą, žinot, ir skaitau, ir aš nebuvau skaitęs tų Degėsių gėlių. Ir aš skaičiau, ir ta pati pabaiga man sukėlė tokį katarsį, kad aš pravirkau. Taip mažai, kas būna, kad jaudina, tai žmona kartais pasijuokia, ai, sako, Arvydas toks jautrus, jis tai, kas jautrus, bet aš daug ką skaitau, ten mane jaudina, ten kažkokia konstruktyviai, tai postmodernizmai visokie, ir sakau, ir tikrai, ir aš jai tada atsakymą. Sakau, jeigu man dar leisim, patikslinti kai kuriuos, nes ten buvo man paviršiai, ten Černiachovskio paminklą, tai vėl nuo tokių detalių. Ir pasakiau iš karto, ten pabaigoje buvo juodas ir baltas metraštininkas, sakau, čia Justino Marcinkevičius, čia reikia keisti. Ir žmona per 3 ar 4 dienas naują ten tą pabaigą pakeitusi. Tai ir šiaip man patiko. Ir paskui mes taip bedelindami, aš ten padarau kažkiek tai puslapių ir jai siunčiu, sakau, gal jūs nesutinkat. Kai kur ten ir trumpinau. Ir kaip galiu pasakyti, dirbau lyg savo, ir pats rašydavau, aš pats esu savo vieną romaną parašęs, irgi ten su biografiniais motyvais išleidęs. Tai paskui tokia drama, profesorių Karsavina,
dialogų. Tai aš ir prozą jau tokio turėjau. Ir aš tiesiog mačiau, kad akivaizdžiai, kad iš šalies kartais, matosi geriau, kad galima šitą sakinuką, čia sugrįžti, gal šito nereikia. Ir Janinas sakot, priėmė, ne, tas jūsų pasiūlymas? Taip, priėmė, bet aš visą laiką. Ir šiaip jau pasakysiu, netgi kaip poezija, net paskutinę šitą knygą, tai žinai, aš 2 eilutes pataisiau, man ten rimas nepatiko, aš tiesiog pereiliavau ir parašė, galvoju, kaip ir per mano žmoną, kad, Arvydas sudarykė mano ritmą ir rimą. Tai iš karto atsakymą, kad gerbama Janina, jūs pasižiūrėkit, kaip ten buvo banaliai. O tai kaip liko knygoje, kaip Janina parašė, ar kaip jūs ištaisėte? Aš sutiko, bet aš turėjau jai argumentuoti. Įrodėte, ar ne? Argumentuoti. Ir tą trumpą apžvalgą, kurią norėtume perskaityti, jūs parašėte šiai knygai. Aš jau nebesiplėsiu ir kadangi dabar jinai prieš kokių 1,5 metų, čia artėjo, buvo adventas ir ji čia parašė, žmonai man, kad sako, sutik Arvydai sudaryti ir suredaguoti, čia aš nežinau, aš taip blogai jaučiuosi, žinotas, toks metas, pačios tamsybės ir tokių, tai sakau, jau jums sutiko, tai man kaip tik tai ponė Nijolė jo pasakė, kad jinai pasirengusi leisti, kad tikrai jinai tuo metu blogai jautėsi, dar žmonos paprašiau, kad su ją, kad ją įrašytų, kad bendrautų laiškais, ten porą savaičių jau ir ji pradėjo, ji man atsiuntė tuos tokią, kaip žaliavą. Ir tada dirbote, ar ne? Prašau, aš dirbau ir jinai dar vis man siuntė, taip 2 eilėraščius, štai 3, tai aš Nijolė skambinu, sakau, Nijolytė, sakau, kiek galima puslapių, sako, 120 leisim. Tai sako, dėk, Arvydai, jeigu tai praeina čia dėl to skaičiaus, ir kaip tik viskas sutilpo, ir žiūriu, ten gerus eilėraščius, net keletą ten jaunystės tokių eilėraščių. Ir aš parašiau tikrai labai suprastas, tai čia gal galiu tai paminėti. Paskambinau Nijolę, kad sudariau ir suredagavau jau, sakau, beliko parašyti pratarmę. Bet čia reikėtų, sakau, jos visą kūrybą apžvelgti. Tai yra ir romanai, ir poezija, žodžiu, ir tos publicistinės, kultūrinės knygos. Šitą paskambinu Nijolė sako, mylė mano mama. Žinot, man toks sugalėtinis, kad aš žinau jos tą tvirtumą, kad sako, tu rašyk, liko pratarmė, aš važiuoju, viską tvarkau. Žinot, tokia širdis. Ir irgi toks advento laikas, tokios, atrodo, tamsybės. Ir aš norėčiau čia keli puslapį paskaityti, kaip aš... O gal jūs neskaitykite, aš dabar galvoju, nes šitą knygą, gal neskaitykite, nes galima įsigyti knygą, ar ne, jūs skaičiamas? Tai galima, bet jūs tada tas aptarimas, va čia mama Jelena kalbėjo... Pasitarkim, neišduokit gal visko, nes gal kas norės įsigyti knygą, o jūs būsit viską perskaitęs. Ne, tai čia... Gal ištrauką paskaitykit. Taip, gal ištrauką paskaitykit, pareikit mums ir dar Nijolę pakalbinsim tada, o aš labai kvieščiau. Gerai, tai jau 19-oji įvairius literatūros žanrus puoselėjančios kūrėjos knyga. O šis skaičiavimas ne vien savaip numerologinis, kabutėse, prisiminus biografinę rašytojos apibrėžtą likimo užkodavimas, tuomet nominuota Patriotų premijai. Iš ten ir tas autoriai fatališkas skaičius 19, tarsi spriegiantis itin reikšmingus būsimos kūrėjos išgyvenimus ir net profesinius pasirinkimus. Tai tarsi gyvenimo kelio posūkių dramatiškas signalinis ženklas, nuolat išnyrantis tarp kitų ženklų, kurių tiesiog jau nesureikšminame. Naujojoje lyrikos rinktinėje toks metafizinis ženklas ar simbolis, pats Advento valandų, kaip tiesiog liturginio metų tarpsnio išgyvenimas. Štai aplink tirščiausia tamsa, o adventinėje būsenoje ryškiausiai spindi ilgesys.
kuris apšviečia ir atgaivina tiek būtuosius, tiek būsimuosius veiksmus. Turiu šiek tiek praleidžiu ir toks ar panašus Survilaitės lyrikos rinktinės sumanymas, sudarymas netikėčiausiai organizuoja jos poetinius tekstus knygos vientisumo link. Ir čia neišvengiama to, ką literatūrologė Aušra Jurgutienė įvardijo kaip išsiskiriančią rašytojos Survilaitės kūrybos savybę – gabiai sintezuoti lietuvių literatūros tradicijas su modernybės apraiškomis. Šito siekiama naudojant įvairias paraleles ir kontrastus sankirtų metodų, o formaliai derinant aukštąjį meditacinės dainos, romanso ir žemaitiškos poringės ar publicistinį šnekamosios kalbos ironišką eilių stilių. Kartais tai lemia ir netikėtai kelių terminų suglaudinimas. Pavyzdžiui, gimtosios Žemaitijos sodybos artimųjų ir Alpių krašto didmiesčio linksmųjų benamių ir elgetaujančių kitų egoizmo ar hedonizmo aukų. Tai stebėtinai akivaizdu, lyginant advento valandų atsklandos ir užsklandos dalis. Tarp jų integruotos dar 3 dalys. Tai yra Gintaro krašto bliuzai, Kalėdos sekminių link, snieguotas atvirukas. Čia eilėraščiai irgi varijuojami tarp prisiminimų, skaudžių ar džiugių ir svajonių vilčių. Šis meninis metodas sumaniai taikomas ir kitų literatūrinių žanrų knygose, pavyzdžiui, 4 jos romanuose. Degėsių gėlės, Milda Edelveisas, Vartai numeris 3, Emigrantė ir Alpių piemuo. Be to, pirmasis romanas susilaukė 2 laidos. Laidos esmingai papildytas ir stilistiškai ženkliai patobulintas. Jis dabar vadinasi Blunkančių likimų liudytojų. Išleido Andriana 17 metais. Tradicijų ir modernybės sankirtos nemažiau ženklios ir Survilaitės publicistinėse knygose, labiau memuarų ar eseistikos su išeivijos kultūrininkų literatūriniais portretais. Beveik visos šios knygos prisodrintos išeivijos archyvų medžiagos. Buvusi puiki Lietuvos pedagogė ir kraštotyrininkė demonstruoja neeilinius archyvarės gabumus, nes siekia atsakingai argumentuoti kartais labai skaudžios teisybės sakymus, tiesos siekius. Tai akivaizdu jau minėtoje biografinėje apybraižoje likimo užkodavimas, labiau eseistinėje visada tolimi niekada svetimi ar naujausiuose straipsnių, memuarų, dienoraščių rinktinėse paralelės už tikėjimą, tautą, valstybę. O tai, kad rašytojos Survilaitės romanai ir jos poezijos ar gimtinės biografijos tęsiniai liudija džiugus kultūrinis faktas. Romantinio stiliaus kino režisierius Algimantas Puipa pagal jos romanus sukūrė Lietuva itin aktualų, populiarų filmą Edeno sodas apie išties romantiškai amžėjančius senjorus. Man teko garbė itin kūrybingai bendrauti su gausaus kūrybinio kraičio autorė, keliauti tarptautinio poezijos pavasario maršrutais, redaguoti, anonsuoti iškilias jos knygas, dalyvauti jų pristatymuose, o ir labiau pažinti šios spalvingos ir intelektualios asmenybės, išmintingos moters, pedagogės ir kultūrininkės bruožus. Gal pats Dievas lėmė susitikti, susipažinti prieš pačios kūrėjos kopimą iškiliausią, brandžiausią jos kūrybos įkalnę. Šią patirtį ir kūrybinę bičiulystę praslinkus, praleikus pastarajam dešimtmečiui brangų nepaprastą lemties dovaną ir pamoką. O tie, ačiū, tie šiek tiek pažintieji rašytojos asmenybės ir individualybės bruožai ir lėmė, kad Raseinių krašto dukra, patriotiškos ir katalikiškos Bagučių ir Survilų giminės kultūros misijos tęsėja ir liudytoja, gal kažkiek aukodama savo grynuosius talentus, net 28 metus
dirbo pedagoginį darbą Raseiniuose ir Klaipėdos universitete, kol gyvenimiškos ir istorinės aplinkybės ją nudangino Lietuvos istoriniai, kultūriniai atminčiai brangų Alpių kraštą, Šveicariją, Ciuricho miestą. Čia teko užsiimti atkaklią saviugdą, socialinę ir kultūrinę rūpybą ir pasitelkus naujas studijas bei meninius organizacinius savo gabumus 1999-2006 metais dalyvaujant senai lietuvių išeivių kartai vadovauti Šveicarijos lietuvių bendruomeniai. Be to ir literatūrinės kūrybos dar tapę monotipijas muzikavo. Nuo 95-ųjų, kaip aš jau minėjau, jinai įsteigė savo senelio vardo premiją. Ir va gal čia sustokim, jau tokia Esu viskas. ir baigėsi. Ir tai aš šaukiuos, kad jinai už visuomeninę veiklą yra apdovanota Gedimino ordino ir Tmit garbės, Lietuvos Respublikos Tmit garbės ženklų už nuopelnus Lietuvai. Tai žodžiu, jos visuomeninė, ir kai mes dabar kalbamės, tikrai įvertinta, bet jie jaučia tokia mažytę ar tai nuoskaudą, kad jos už kūrybą nėra gavusi. Na tai palinkėsim, kad net kūryba ji būtų buvo įvertinta. nominuota net patriotų premijai, būtent šitą knyga, kurią sakė viena geriausių likimo užkodavimas, bet kažkas ten atsitiko su ta. Na tai būna su tom premijom. Tai dabar aš norėčiau dar, jūs dar kadangi 3 eilėraščius paruošėt pačiai pabaigai, tai kviečiu pailsėti, o noriu dar Nijolę pakalbinti leidėją. Labai mane prašė autorė, kad aš paskaityčiau iš šitą, ir labai norėjau. Jai patiko, bet aš... Tai ačiū, kad paskaitėt ir dar mes tikrai norim, na, jau vakaras į pabaigą, bet kadangi turim šiandien Labai ačiū už leidėją. kantrybę ir aš trumpai. Susipažinome 12 metais ir 12 metais pasirodė Smėlio krikštai, poezijos knyga redaguota Janinos Riškutės, toliau Emigrantai ir Alpių piemuo 15 metai, Romanas. taip romanas, psichologinis. Ir tada 17 metai Blunkančių likimų liudytojai, redaktorius Arvydas. Bet noriu sugrįžti į vieną vakarą, mūsų pažinties vakarą. Ir manau, vakarų žmogaus gyvenime yra nepaprastai daug, bet šitas buvo lemtingas. Ir tai buvo 2017 metų vasario 17 diena Litexpo knygų mugė. Ir žinoma, knyga Blunkančių likimų liudytojai buvo ką tik pasirodžiusi. Janina Sturbilaitė atvyko į Lietuvą ir labai laukėme pristatymų. Ir žinot, prieš tai mums teko pristatinėti ir Smėlio krikštus, ir Emigrantai ir Alpių piemuo. Ir aš žinau, kad rašytoja puikiai bendrauja su auditorija ir kad susilaukia gausybės klausimų. Ir štai tas vakaras, 17 valanda prasideda mūsų renginys. Ir žinau, kad daugiau negu pusė salės žmonių atėjo būtent paklausyti rašytojų. Paruošę klausimus, norintys išgirsti atsakymus. Vedžiau aš tą renginį ir žinau, kas buvo smalsu žmonėm. Vienas klausimas, kitas ir matau, kad Janina tarsi bando išvengti, žinot, daugiažodžiavimas visus tada vargina, bet jinai tiesiog vengia atsakinėti į klausimus išsamei, sakykime taip. Pastebėjau blyškumą veide. Ir man iš karto kilo įtarimas, nes aš irgi, kaip Janina, šiandien buvau su didžiulė temperatūra, prisigėrusi vaistų, gripai siautė, kada jie nesiaučia, vasaris, žiema, žodžiu. Bet man kilo įtarimas, kad ko gero ne man vienai blogai. Ir, žodžiu, bet
jaučiau šalia sėdėdama, kad Janina visomis išgalėmis stengiasi bendrauti, bet taip ir tas žvilgčiojimas ir į laikrodį mudviejų abiejų tarsi buvo įrodymas, kad jai sunku. Ta patį vakarą atidaviau savo kvietimus į renginį, pirmoji diena, ketvirtadienis, ir būna čia labai įspūdingi renginiai, tos vakarojimai, arba jie valdovų rūmas, ar dar kažkur, kažkokiose ypatingose vietose. Aš su džiaugsmu atidaviau Janinai, netgi 2, ir galvoju, jinai ten nuvyko su savo drauge, tarp kitko žurnaliste Danute Junevičienė, šeimininkė redaktorė, kuri tarp kitko buvo pirmoji, kuri pradėjo skelbti viešai Janinos Survilaitės pirmuosius literatūrinius bandymus. Jos susidraugavo, atsirado artimas ryšys ir panašiai, ir jinai atvažiavo į Vilnių į šitą renginį. Tai, žodžiu, jos nuėjo dviese. Bet kita diena, penktadienis, ir aš žinau, kad iš Raseinių atvažiuoja žmonių, ateina daug rašytojos gerbėjų, kad jinai pasirašytų. Būna tokios galimybės, ten galima pasirašyti. Janinos nėra kažkodėl. Ir ateina grupelė Raseinių moterų, sako, tai kur čia ta rašytoja Survilaitė? Tuoj bus, sakau, žinot, dar jūs pasižiūrėkit, pavaikščiokit. Ateina Danutė Junevičienė, bičiulė, kuri nakvojo pas Janiną, ir pasako man tokią pribloškiančią naujieną, kad Janina išvežta į ligoninę, kad įtariamas insultas ir kad būklė yra pakankamai sunki. Kas buvo kitas tas 3 dienas, žinoma, tas likusias dienas Litexpo mugėje, tai nuolatos mane kankino mintys, užsiprašiau, tiesiog paprašiau Danutės, kad jinai mane informuotų, kas sekasi, nei nueiti aplankyti, nei ką. Tada dar buvo mūsų bendravimas ligoninėje, buvau nuvykusi aplankyti ir, žinote, pats tas pavadinimas Blunkančių likimų liudytojai yra tarsi kažkoks, suprantant, savotiškai mistinis. Ir aš buvau ta liudytoja, to paskutinės tos geros, šviesios dienos, kai rašytoja laukiama, mylima, turinti savo gerbėjų, atvyksta ir tik žviktri akis gali pastebėti, jai kažkodėl sunku. Tai, ta knyga tam tikrą prasme buvo lemtinga, bet esmė vis dėlto ne čia. O kas mus visus žmonės skiria iš kitų žmonių? Kur mūsų jėga, kur mūsų vidinė jėga? Ir kai jinai man paskambino 23 metų pabaigoje ir pasakė, kad miela Nijolė, nežinau, kiek man liko, bet aš noriu, kad jūsų leidykla išleistų mano paskutinę knygą. Ir aš jau dabar žinau, kad tai buvo maža gudrystė. Bus dar tų knygų ir jinai tikrai išleis. Tai, bet, atsakyti negalėjau neigiamai ir labai džiaugiuosi. Ir žinote, tai yra, kuo rašytoja Janina Survilaitė, kaip galėtume išskirti iš kitų poetų, rašytojų, kas po daugelio metų galbūt nagrinėjantis jos kūrybą, ką būtent norėsis akcentuoti. Nes viskas prasideda, kiekviena kūryba prasideda nuo žmogaus, pirmiausia. Ir nuo jo kažkokios esminės savybės. Ir čia aš išskirčiau jos dvasinę stiprybę. Mes su daug ko galime kovoti. Mes galime kovoti su tariamais ir tikrais priešais. Mes galime kovoti su savo kažkokiais trūkumais charakterio. Ir daug kur galime būti stiprus ir daug ko pasiekti. Bet
Tikrai žinau, kad sunkiausia kovoti su liga. Ir kai ta liga dar yra tokia klastinga kaip insultas. Ir šiandien, nors jos nėra, bet aš žinau, kad jinai visa su mumis, kad jinai visa širdimi, mintimis, su mumis. Ačiū jūsų rašytojų sąjungai, jūs organizavote visą tą renginį nufilmuoti. Tai jie tikrai suteiks džiaugsmo. Ir žinote, kadangi teko daugiau pabendrauti leidžiant tą knygą, aš pastebėjau vieną jos tokį bruožą. Jinai tarsi gyvena. Jinai gaudo tą Lietuvos gyvenimą veidaknygėse, politinėse peripetijose, kultūrinė mūsų gyvenime. Jinai tiesiog dar vis kvėpuoja tą Lietuvą. Ir esu dabar gyvas liudytojas, tarp blunkančių likimų liudytojų, ir kuris gali pasakyti drąsiai. Jinai man pasakė, jinai svajoja grįžti į Lietuvą. Tai tikėkime ją dar pamatyti, o svarbiausia, aš kaip leidėja noriu pasakyti, kad ir palinkėti jai, kad tikrai Advento valandos būtų ne paskutinė knyga. Tegul jinai būtų, sakykime, tegul jinai su manim šiek tiek pagudravo. Aš jai leidžiu ir labai noriu, kad išeitų dar daugiau knygų. Tai linkim, kad taip ir įvyktų, kad dar skaitytojus nudžiugintų daugiau Janinos Survilaitės knygų, o leidėja, suprantu, yra pasiruošusi pagelbėti Janinai leidžiant knygas ir kviečiu dar kitą Janiną, mielą Janiną Riškutę, irgi pagalvoti, galbūt ką norėtumėt palinkėti gerbiamai rašytojai. Na, o kol jūs galvosit, aš tada Arvydą Genį kviečiu perskaityti tuos 3 pasirinktus eilėraščius iš, sakykime, ne paskutinės, bet naujausios lyrikos knygos ir bendrovės. Aktorė Gražina Urbonaitė, kur čia lydėdavo mūsų vakaruose, Adomas Mickevičius, visur labai bendravom, susirgo. Tai aš tiesiog tuo metu šitos Advento valandų neturėjau iš tos rinktinės. Parinkau tokius, na, kaip sakė, 3 eilėraščius. Aš sakau eilėraštukus, nes jie neilgės. Aš galiu palaikyti. Gerai. Knygnešys. Seneliui, knygnešiui Martynui Survilai. Uždek senelės žiburį, kad žodis nepaklystų. Tamsioj naktį paslėpę silpną kūną, išraižytą žandarų, stražininkų rykščių, pažemintas ir uždraustas beprotiško bukumo, šviesus ir skambantis, jie varnai čia sugrįžtų. Sugrįžtų mes negali tamsoje paklysti, juk pirkiuose jo laukia šitiek lūpų ir akių, ištroškusių pažinti jo aiškiaregystę, tarsi iš Mažvydo eilių. Juk šitiek rankų trokšta jį priglausti, kelionėmis įdėt kaip šventąją komuniją, prie lopščio padainuot naujagimiui įausti, į paskutinę maldą tam, kas naktį numirė, prikels anūkai nukryžiuotą žodį, gyvybės žiburį per priespaudos metus, jis kirto priešui silpną guodė ir gal daugiau įkalintas nebus. Ir dar 2. Čia ilgesnis. Mamos darželio saulėgražus. Gražus žydėjimas auksinis, saulėta karalienės karūna, netilpdavo jaunoj krūtinėj mamos saulėgražų daina. O kai žiedadulkėmis sninga, į plaukus karoliukais aukso, mes tokios gražios ir laimingos, kaip pasakų princesės vaikštom. Bet vieną naktį šitai būna,
nuliūdome anksti pakirdę, kur mūsų saulės, kur karūnos, žiedai juodų korių pavirtę, nuplukdė pasaką trumputę, ruduo saulėgrąžų dangum, o kaip norėjome pabūti tą vieną vasarą trumputę su karalienės vainiku. Ir dar vienas. Sesuo. Aš visada savęs klausiau, kaip aš ją galėčiau pavadinti. Nu, kadangi vyresnė už mane galima. Nu, kokių 14 metų, tai sakyčiau, nu, vyresnioji sesuo, nu kaip. Kukutė labiausiai pasigedo jaunystės draugų ir draugių, kurie ją vadino seserimi. Žodį sesuo Kukutė reiškė pasitikėjimą, pagarbą, apgynimą, išklausimą. Be jų nėra kam suturėti, kaip gera, reiškia visą laiką gels. Nusiramins tik tai po smiltele Žuveliškių kapinėse. Link tenai viena ir eisiu. Kai ten eini, palydovų nereikia. Ir patraukė Kukutė Saulėvičio. Čia yra sukūrusi net 25 eilėraščius, aš pavadinau tą ciklą, šito yra rimtiniai Kukutės dienos. O čia, kai Janina leido, tai buvo gal mažiau dar sukurta, tai pavadino, nu, Kukutė tiesiog. Na, aš pagalvojau, gal ir reikėjo Kukutė. Ir čia, žinot, su Martinaičiu tas bendravimas. Ir aš dar norėjau pasakyti, va ta įtaka, paskatinimas, impulsai daug ėjo iš Marcelijaus Martinaičio. Bet kaip aš peržvelgiu dar poeziją, gal net ir prozą, Birutės Baltrušaitytės Masionienės, iš Tauragės jinai kilus, labai daug rašo apie mažąją Lietuvą. Ir dar vieno dalyko, ką norėjau pradžioj, bet man nepavyko, šiandien dar kokia diena. Tai yra Antano Maceinos 118 gimtadienis. O Janina, kada nuvyko tik į Šveicariją, į ten irgi susipažino su jo knygom. Jis, kadangi 44 pasitraukė ir Bonoje ten su istoriku Zenonu Ivinskiu ir kitais, žodžiu, bendravo, jis išleido pirmas knygas apie skausmą ir kančią. Tai yra Jobo drama, Didysis inkvizitorius. Ir man tokia buvo laimė. Sąsają irgi matot, ar ne? Ir matau sąsają dar su kuo. Čia jo mąstymais, tokiais eseistiniais, filosofiniais ir ypač čia yra toks eilėraštis Salomėjai. Aš net galėčiau pasakyti. Gal neskaitykit, nes mes jau laikas mūsų baigėsi. Tik aš noriu pasakyti, su Antanu Maceina, jis slapyvardžiu Antanas Jasmantas išleido tokias 2 knygeles. Gruodas ir Niekad nenamori. Paskui čia Lietuvoje irgi yra išleista vienoj knygoj. Žodžiu, tai aš ten irgi ten ir krikščioniški dalykai mąstome, bet tai, kad Dievas ir be žmogaus negali. Kad, reikia žmogaus. Kaip Rilke rašė, kur dėsis Dieve, kai numirsiu. Žodžiu. Tai taip, kad liūdnai nebaigtume. Visgi, tai čia aš kokybės ženklas, kad jinai, jeigu kokią įtaką daro, pasimokė, tai tikrai iš labai talentingų autorių. Ir ką palinkėtumėte Janinai Survilaitei, kokį linkėjimą siunčiat? Aš pasakyčiau, aš jai palinkėčiau sveikatos, o visa kita jai duota ir pridėta su kaupu.
Na ir Janina, miela Riškutė dar kviečia, miela Ir Janina. mes kasdien susirašinėjame ir dabar ir šiandien ir vakar. Tai perduokit linkėjimus, kai rašysit ir tad kviečiam Janiną Riškutę, kad irgi tartų palinkėjimą ar pasveikinimą. Aš tiesiog noriu jau dar patvirtinti Nijolės tą linkėjimą, kad patvirtinimą, kad knygų bus, Arvydo palinkėjimą, sveikatos, nes tikrai ir jai ypač reikia to bendravimo su skaitytojais, su ją mylinčiais žmonėm ir ilgiausių metų. Ačiū Janinai. Na, aš noriu padėkoti Lietuvos kultūros tarybai, kuris suteikia galimybę mums švęsti autorių knygų pasirodymą ir jų gimtadienius. Mes siunčiam linkėjimus ir salės turbūt kantriai sėdintys klausytojai ir klausytojos siunčia palinkėjimus Janinai Survilaitai tokio gražaus gimtadienio jubiliejaus, 85 jubiliejaus proga. Tai lauksim naujų knygų, skaitytojus ir žiūrovus kviečiu grįžkite į Rašytojų sąjungą. Ačiū Pauliui. Janina, linkėjimai. Linkėjimai, ačiū Pauliui, kuris filmavo. Na ir dabar gal neoficialiai kviečiu, dar yra arbatos, kavos ar ne, ir durys į kitą salę, tai jeigu dar galit skirti kažkiek laiko pabendravimui, tai maloniai kviečiam pabūti kartu.